eilins vėl pakandžioms į bitutę. Kažkaip o į bičką. Ir toks geras irgi čūkt. Ir viskas. Ir paliko. Eina šiekt, kaip sakyti. Negerai. Nu. Sveiki bičiulė, sveiki žvejai mėgėjai, profesionalai, kiti prijaučiant žvejybai. Ir ne tik gamtai ir egzotikai, gal kam nors žvejybai yra egzotika, žinot, visokių žmonių papal. Šiandien tikslas yra aplankyti ir lankysim tokį senai pamiršto tvenkinuko, geri metai nebuvęs tarp ją. Tai va, bandysiu prasibrauti pro šitos brūzginėlis, įsileisti laivelį ir pasižiūrėti jame. Po mūsų tuvesų karščių 26-28 laipsnių, antardien atšalims konkretų, šiandien 8 laipsnį šilumas te buvo naktį. Ir, kaip sako, visus pasiraitysim ir pabandysim kažko nuveikti. Nes slėgių kritimai va šitokie buvo, mano, kad tai įtakos labai stipriai kibimui, mato lempelabas, kad dar nedžiugan visiškai, galbūt vijuks va, jeigu pakels kiek, tai bus labai super. Bet žodžiu, tikrai lengva pasižvejojimą visiškai nesitikiu, greičiausiai bus labai sunkiai, jei pagausim ko nors, bus fantastik, jeigu nepagausim arba labai mažai pagausim, galbūt ir apie gobius papasakosiu. Nes po Pauliaus, kartu su Paulium Korsaku darytos klaidos, daug gaunu asmeninių žinučių, kaip pakaustyti gobišadus, kaip juos pravedinėti, ko žodžiu su jais daryti. Tai vat, galbūt truputėlį padarysiu video apie tai. Tikrai yra išleis mano šventoji trejybė, kur yra gobišads, raudžykė man herengs parodyti, bet galbūt tai neusifiksuoja žmogui kaip apie masalo pasakojams, todėl tikrai padarysiu atskirą bičiulę, jokių problemų nėra, galbūt lengviau susižiūrės kaip techninis tam tikras films. Tai žodžiu, bandom išplaukti. Pirmiausia, išplaukti kažkokių būdų, dar nežinau kokių. Ir tada žiūrėm, viskas nuo vandens bus tada. Lekiam! Ребята, что осторожно, прилака вел, неожиданно вам камеру. Na ko, šiaip netaip įsileidom, einam britkelnis, mautis, be britkelnių jau niekaip neės prasibrauti. Bet gerai ir taip. Reikia pratintis. Tai šiais metais su britkelnim praktiškai niekur nebuvo išlindęs. Dėsim tokį pataškyti pradžiai.
Nes labai smulks darbs. Ant tokia greičia viską darysim, pasižiūrėm. Op. Gerai. Buvo geras kibimuks. Tik čiupt ir verpets net išėję. Atatatata. Tikslas buvo su mažesnis mėčio, bet labai vanduo purvins. Ir pagalvojo, kad greičiausiai, ir tau užuodegytis ėjo, matot, Ай-яй-яй, как бьюриве. Окей. Nu, jo pastačiau. Sakau, kad geriau matytus. Ir būtent su mažesnis mėčio pagalvojo daug žolių atitrūkusių, jau kaip minėjo, mūšo žvejoujant. Tai ta lydek ne visad visko mata, išsker gerai. Tai uždėjo būtent stambesnį masalo gobičiado, kad ta vibracija išskirtų. Ir galbūt tokį truputėlį aktyvumo sukurtų didesnį. Bet aišku, jeigu ten ne per didžiausia lydekėlą, tai ir to gobi sunkiau ir sulaiža. Gražuojas. Persistengiau su pasikirtiom, bet lydekėlą visai neblog. Kalipalčiak. Tepaliuks. Šaunuolė. Tep. Greičiausiai pabėgsta man čia. Op. Čip. Op. Už čuprinos. Kaip jisai čia skaudžia. Va. Super. Kaip sakyt, džiaugiamės kartu. O tai
gražuola. Tuk. Nu. Super. Va, atrodo stabdis tikrai, taip pasakiai, stipri viskas, bet dėkim dar stipriau, jau į aną kartą prasileido. Vis dėlto, nu, tokių, sakykime, ne tai, kad pigesnių ryčių, stabdžiai būn truputėlį tik silpnok. Pasitvarkėm, viskas bus liuks. Ir va, kaip jau ir išsakė, Kanibals valda, Tepaliuks valda. Oi. Taip. Į mažesnis pamėčio labai didelis, tai ne ką. Vieno gero kibimo turėjo ant gobišedą. O, sakykime, su mažesnėm argi nieka. Vėl 15 uždėjo. Ir vėl gyvenims pajudėja. Gražuola. Hep, silkinas. Čiup. Maža, bet mes mylima. Mūsų mylima. Kanibalčiaks vėl nuo savadžgyrą. Hop. Jeigu išsipurtytam, būtum visai draugs. Hop. Jo, gerą. Hop. Ja. Leidžiam. Jau kažko sugurgas. Super. Dar silkelą iš žolikio. Cika, ant spinnerbeito, Lucky Craftinė. Cika. Na, prasimangliu. Kaip. Opa. Ir turim gražuolai. Tičiučiu. Va. Spinnerbaičiuks. Lydekiuks, va, užvaražinam. Ir aišku. Adios, amigos. Labai sunki žvejyba. Nieko negaliu pasakyti. Bandom vėl skirtingus būdus ir woblers jau buvo ištraukęs. Bet labai tvenkiantis apžėlis, tiesiog tragiškai sudėtingai situacijai. Tai teka spinnerbaitas, biškelį pagalvojo dar ant galą čia pabandysiu pagaudyti. O vien įlėkė. Nu, kaip sako, darbuojamės. Truputėlį krantu atplaukio iš Vendars įlindęs, biškelį pailsėti. Ta prog, nutarė, kad reikia biškelį persigrupuoti. Tai va, įsisukom visokius tokius pagražinimus į gumas. Daugiau blizgėse dadėjom, nes saulutė čia nežada, karšt kaip pekla. Blizgėse reikia daug. Gerai, dabar vėjuks truputėlį pakyla, tai žiūrėsim, kas bus. Bet greičiausiai dar pabandysiu ir toks crazy fish, būtent šviesius vėžiukas, tokios spalvinimas, lydekai.
nes vanduo yra neskaidrus, kaip jau sakiau, visokie tokie tepalai, lygiai taip pat šitas tepalins, tai didžiajam variant pas mane yra tarp favoritų, nu, labai gerai kelžių vėlioko. Aišku, aš kaip jau minėjau, čia vis tiek keiteka yra kopijos, bet tokios labai vykusiai padarytos, tai tikrai gerulas, žodžiu. Tai truputėlį pasilengvinom ir pasididinom, žodžiu, truputėlį persigrupavom visam reikal, nes žiūriu, kad trūkst iki pilnos laimės, dar ką tai, aišku, gal į pavakarį kažkiek vėl didžiuosius pamėtysim, mėčiau ir dabar viskas tvarkoj, nieko nepagavo. Tai va, čia tik jau yra. Tai greičiausiai remsiuos 15 cm kanibalas, todėl kad realiai galbūt ir daugiausiai, ne daugiausiai, nu, pagavo vieno, dar viens kibims, paskui buvo 12,5 cm ant šitą iššovė irgi. Žodžiu, antras raundas prasideda, žiūrėsim, kaip čia mums baigsis. Sakau, biškelį persigrupavom ir vėl laukiam toliau žiūrėti ir bandyti savo laimę. Kuolį dėkėlą, kad skryda čia nai, biški iš emocijos trūktelėjo. Taip, sadžiuko pasiveržim. Truputėlį pamainysim masalioks. Kanibalčioks argi, bet praeitų metų naujien, padaltails. Taip, kur ta saulytė mums apšviestų. Super masals. Labai gerai sugaudės. Tai žiūrėm, ką turim. Šiaip visi tvenkiniai jaučias, kad tikrai šiknoj sėdž. Dar sako, kad saulytės nebūtų. Dabar 2 dienos tik tokie orai pasimainė, plius dar visi tie tokie, sakykime, slėgių pavaikščiojimų, bet ne šiaip pavaikščiojimai, o tiesiog šuolė totalus. Tai jie čia jau neprided džiaugsmą. Bet vis tiek pasigaun, kaip bebuvę. Nesu apsisprendęs, gal kito dienos pusę į mūšą lėksiu pažiūrėti. Ten, kad ir maž minimal srovelą, kai kur dar vis yra, tai vis žinot, truputėlį deguonės daugiau stovinčios tos vandenyse, tai ne kažką. Bet gal ir sujudės ir čia. Eisim biškelį krizį fišiuką dar užsidėsim. Tokį gintarėlį gero turim. Uždėsim krizį fišą. Neblogo varianto
Vibro Fat 47, geras spalvytė, toks gintariuk su žalės, sakykime, taip blizgučiais. Gerai pasiteisinęs man daugelį atvejų. Faktas, kad čia yra keitėka kopiai Fat Swim Impactą. Gal truputėlį skyrės formitė, sakykime, bet, iš principo tą patį. Pagalvoju, gal biškį toliau statykėm. Argi druskangai padaryt, sakykime, su druskom, tai laikiams nėra pats ilgiausiai, jau reikia priežiūros, kaip į Haiteko, aišku, kaina yra pigesnė ir turi tikrai tokių spalvų, kurių neturi ir patsai Haiteks. Tai va, kartais padubliuoti visai neblogs variantas yra. Tai galbūt padovanos kažko. O dabar va, mėtam primityviai. Buvo klausimas apie pravedėms, galbūt padaryti kažką, kokį tai filmuko galbūt, taip. Tai galiu lydekom pasakyti pakankamai drąsiai, naudokit daugiau mažiau tokį, ne tai kad šukdinimo dugnų, jūs kažkur vidury vandens sluoksnę užsiskandinkit, jeigu 3 metrai, ten veskit kokį 1,5 metrą, lydek, jinai nebijokit, jinai išlėk. Jeigu dar žolių yra kažkur apačioj, padarėt kokius 5 apsisukimus, palaukit, pauzyti tokiu truputėlį, vėl jisai priskenda masals, nes lengvi svorė jūs truputėlį keliat į viršų, kai jūs sukat, tai ant tos pauzės jūs jį vėl nuleidot į to 1,5 metrą, ten daleiskėm. Džigų tai aš niekad praktiškai nepropagavo lydekų žvejybos, tai pasigaun ten kažko kito gaudant ir dažnai, bet taip, kad tikslingai gaudyt lydeko džigų tikrai neturiu ir nesuturėjęs, tikriausiai ne vienos tokios žvejybos. Aš manau, kad tai nėra nėra patsai efektyviausias būdas. Starkiui taip, tikrai tie mažesni, jie nudugna tenai, kur jų ypač susibūrimai didesni, jie kiom ir pavasarę, kiom vasarą pakyla į aukštesnį sluoksnį, tada jau jų ten nebepasieksti paprastai, bet kaip bebuvė. O, vat, sako, su pravedimu gali drąsiau, kurie masalai nebiję greičiai ir neverst, tai jūs galite tikrai drąsiai ir greičiau pasukot, žinot, kaip bėgančios, kad žuvytės kažkokio pauzytį, tada dažnu atveju reikia pasakyti, netgi atakos būna tokios stipresnis, gražesnis, nes lydekai atrodo, kad bėgna jos, ar jinai ten kažkur žolėse stovi ir jinai neturi laiką ten įsiaiškėti gerai, blogai čia, kad čiaps to masaliuko. Tai jinai atskrend jau pilnai taip pasiutusi, kaip sakykime. Bandysim obleriuką. Opa. Oi, Jėzau, koks selkė. Nu, kur tikės? O, šaunuola. Dar šalimais stovi. No. Tik uždėjau obleriuko Surf Pointer. Neblogs toks Lucky Craftings variant. Jeigu parodės skęstant, tai kai reikia gilį laviruoti labai čiki. Toks agresyvus, aišku, kaip jūrint. Super.
hop, hop. Taip. Viskas išsiduka, nepasileis, mato. Na, okei. Su wobleris tai nekenčiu imti, nes nuotykių čia būn, oi, ypač su tom va tokiom neprognozuojamam. Taip. Op. Ai, kaip ir sako. Duodas tai kaip velnė. Žuvis nėra, o noro pakovoti baisu lengvai daug. Taip, iškačiau. Super. Einu atkabinėti. Opapa. Čia mūsų žirklalas. Bet kas yra, sakykime, su wobleriu. Žuvis vis tiek pakankamai apsidraska. Ačiū už kovą. Žuvis apsidraska, nes ypač didesnis wobleris mes naudojam galingesnį koto ir tą neišvengs. Ir vėl tas pats Lucky Craftings. Man pačiam buvo pirmą kartą naudot. Buvo naudojęs kito biškelį spalvo seniau pabandymui. Būtent ir patika dėl to, kad jisai skęstants yra. Ir labai taip neblogai skridimo savybės. Ir tuo labiau, kad gali į gilius pasilaviruoti, ko reikia užskandinti. Tai čia toks pliusiuks ir nemažas. To geras kibinoks. Kaip matot, po kibimą ištraukio kažkokiu būdu rūpkė šovė į to pusę ir išlenkė segtuko. Ojojoj, kiek nedaug trūko čia mums iki tragedijos masto. Neblogai vėl pravarė viso. Nedasekė greičiausia kabliuką. Čia yra problemų su galvakabliu. Bandykim pyti gumą, gal paeis. Jau geros 2 valandos, net pirms kibims, kažkaip jaučiu vėjais pasisuka, tai greičiausiai jau nelengvaus bus pabaigtuvės, bet va, po 2 valandų tikrai toks neblogs kibims ir jau to, kad žuvis ger. Na, gal dar sudalyvaus. Bet vėl ant tepalo. Nes saulė dien kažkaip tokių ryškesnių matas ir nenori visiškai niekad, tai dar va tokie natūralūs sulaukti. Aišku, va šitas spalva irgi tokia yra. Prie mėgstamesnių, nes apač salot, bet kai viršus tamsu, tokių mėlynų truputėlį blizgučių, jinai, reik pasakyti, visai gerai žiūrės, tą salot prisigesin, tos tamsos viršos.
uždėjau labai mažą svorį, 4 grams. Čia iš paruoštuko, kur sako, biškelį persiorganizavom, 4 gramai. Savaitžgyrą įsukam galvutę ir jau dėjom ant pavadėlę trišakiuko į apačią. Nes mano, kad bus nelengva čia mums prisekti tą žuvį. Tai ką, bičiuliai, pervažinėjom iš vienos vietos į kitą, buvo nutarta pakeisti dislokacijos vietą, nes iš principo pasijuta, kad tikriausiai nieko aš ten nepagaus, to ištankėlai, labai viskas sužėlė, kibimų buvo tikrai 5 lydekėlas ištrauktas, aišku, jos mažykės, vien ten gal 1,5 kilogramą buvo diduma. Ten porą gal kilograminių, kitas dar mažesnis, nu tokios visai jau švaikės. Buvo porą neblogų kibimų ant gobišadą, didžiąją ir kanibalą. Tikrai tokie jaučiat jau, aš kaip sako, kad tu atsitrinki kažko tokia stipresnė. Bet yra kaip yra, viskas tvarkoj, pasitikrinam, dabar važiuojam į mūšą. Pagalvojau, kad dar pusdienis yra, tai perliksiu į mūšelą. Tuo labiau, kad jaučiu, kad ir vėjas biškelį, ir pasisuka, ir, kaip čia pasakyti, pakyla truputį. Tai galbūt kažkoks suaktyvėjams bus mūšoj, nes mūšoj vis tiek yra didesnė tikimybė kažko didesnė pagauti. Aišku, prastmet, bet, nu, kaip be buvę tą viltį žūs, žinot, paskutinę. O to ištankėlai jo, labai mažas, sako, daug tokių kibimų, kad tie kibimukai atrodo kaip ir nieka, ten buvo ir su kanibalčiuku 12,5, nu, vėl uždėjo naują kaip tik, tai viso suraižė ir tokį matos pakankamai gilus įpjuvimą, tai reiškia, kokių 2-3 kilogramų žuvelioks buvęs, nu, bet tas irgi toks buvo, va, tiesiog tukt ir, va, įdėsiu dabar galbūt medžiago, va, kaip tik pasižiūrėti. Ir viskas pradrėkst, viskas ir verš į šoną, nu, toks atrodo, jįbytų te, kaip tu ten dar gali nepasikirsti, bet dėja taip jau yra. Kaip jau sakiau, mes žmonės esam litapėdžiai, čia jau nieko nepakeis, mūsų ta reakcija į vykstančio aplinko yra labai sulėtinant, o žuveliokai gyvena ir jie turi kovoti kiekvieno dieną, kiekvieną sekundę už savo išlikimą, tai pas juos truputėlį viskas kitaip tenai gaunas. Mano daugiau viskas bus pasakojam nuo mūšos. Pažiūrėsim kaip mūšoj. Gal irgi nieko gero bus. Važiuosim tada namo. Kaip be buvę oro pasikeitinimo, kaip jau ir minėjau, jau yra tiesiog slėgę kritimai, ten linksmieji kalniukai totalūs. Ten baisu net pagalvoti. Dar šiaip iš principą nustebęs, kad pagavo. Aišku, kai jau pradėt biškelį pagauti, toks nors atsirand, kad ir dar daugiau būtų. Bet dėja, yra kaip yra. Dar kad būtų didesnis įvažiavę greičiausiai, tai būčiau užskaitęs dieną kaip labai gero. Ten, kad ir visos kilograminės tokios, ar ten 1,5 kilogramą, tai tikrai sliuk. Nu, bet yra, kaip sakom, viskas. Važiuojam į mūšą ir toliau tęsim žvejybo mūšos. Nu ką, pradėsim mūšai žvejybą. Dėsim su šitą kveln, Crazy Fish vežiuks ir nuikės chatterbait. Biškelį triukšmą, gal pateks mūsų lydekėlėm.